Vištienos blauzdeles moka gaminti kiekvienas, tačiau aš pasidalinsiu, kaip aš gaminu ir ką patariu jums daryti. Vienas svarbus dalykas, rekomenduoju nuimti vištienos blauzdelių odelę ir pasigaminti marinatą, dedant į vištienos blauzdeles alyvuogių aliejaus, truputį sojos gero padažo, balzamiko padažo, persilado prieskonių ar tiesiog petražolių, česnako, kitų žalėsių ir gardėsių, druskos, ciberžolės. Ir atmink, kad tavo vištienos blauzdelės įmarinuotos be odelės turės mažiau sočiųjų riebalų, tai bus sveikatai naudingiau ir bus be galo gardu. Gali ir nemarinuoti vištienos blauzdelių, o tiesiog su visais ingredientais iš karto šauti į orkaitę ar karšto oro gruzdintuvę, arba jas marinuoti vieną parą, tai tikrai bus dar gardžiau, nes visi ingredientai įsismelks į visą vištienos blauzdelę. Tai valgyk šį patiekalą su gardžiomis lietuviškomis salotomis, agurkas, pomidoras, salotos icebergo ir įdėk graikiško jogurto, truputį druskytės, be galo gardu ir primena vaikystę. Ar patiko mano patarimai ir receptai, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare gaminsiu. Ir daugiau mano receptų rasi sveiko maisto gamybos knygoje, kurią kviečiu turėti savo virtuvėje. Joje net 322 nuostabūs receptai iš paprastų neįmantrių ingredientų ir daugybė mitybos patarimų, kurie padės tau gyventi ir valgyti sveikai.